vardas yra Robert. Man gydytojas nustatė diagnozę – miego apnėja, ir todėl jis patarė man gydytis, nes tai yra gan rimtas sutrikimas. Man visa tai nepatiko, nes tuo metu aš buvau pakankamai pašėlęs ir kažkiek laukinis. Todėl aš ir nekreipiau į tai didelio dėmesio, bet gydytojas pasakė, jog tai yra pavojinga, nes aš galiu tiesiog mirti naktį, sustojus kvėpavimui, ir aš tiesiog neatsibusiu. Ir aš gydytojui pasakiau, na ir gerai, jeigu taip bus, tai taip ir bus. Aš nebuvau religingas, tikintis ar dvasingas, aš buvau pats savo. Ir vieną naktį nutiko štai kas. Aš miegojau ir mano kvėpavimas tiesiog sustojo. Ir tuo metu pajutau, kad aš išeinu iš savo kūno, kad aš atsiskiriu nuo jo. Aš pajutau neįtikėtiną laisvę ir džiaugsmo pilnatvę, ko aš nebuvau patyręs prieš tai. Aš maniau, kad aš sapnavau, ir aš netgi buvau įsitikinęs, kad tai buvo tik sapnas. Ir atsimenu, aš dar pagalvojau, kad tai vienas iš nuostabiausių sapnų, kokį tik galima buvo susapnuoti. Aš buvau tarsi pūkas, neturėjau jokio svorio ir pasižiūrėjęs žemyn pamačiau savo kūną gulintį lovoje šalia mano žmonos. Mano žmona gulėjo nugara į mane, o aš gulėjau ant nugaros. Mano akys buvo užmerktos ir nekvėpavau. Žiūrėjau į savo kūną ir tuo pačiu metu aš buvau ne savo kūne. Ir tai man buvo labai keista. Ir tos situacijos aš netgi negaliu apsakyti žodžiais. Tada, norėdamas patikrinti, ar aš vis dar gyvas, aš su viena ranka pasiekiau kitą ranką ir pastebėjau, kad pas mane nėra jokių tatuiruočių, nors iš tikrųjų aš turėjau labai daug tatuiruočių, bei dar ir ausys buvo pradurtos. Taigi aš norėjau apžvelgti savo naują dvasinį kūną, ir ant jo nebuvo jokių tatuiruočių žymių, jis buvo visiškai švarus, ir tada aš pagalvojau, kas čia vyksta, čia kažkas negerai. Tada aš pajutau, kad kambaryje dar kažkas yra. Kambaryje sutemo ir pajutau, kad mane kažkas pradėjo traukti iš kambario ir aš pradėjau skrieti. Aš nenorėjau palikti kambario, kadangi mačiau savo žmoną ir save, nors jokios baimės nebuvo, bet nenorėjau, kad atsibudusi mano žmona pamatytų šalia savęs negyvą mano kūną. Bet mane pradėjo stipriau traukti iš kambario ir atrodė, jog mane įtraukia pro kažkokį didžiulį sūkurį. Ir staiga prieš mane prabėgo visas mano gyvenimas. Viskas, ką aš buvau padaręs savo gyvenime. Tačiau aš ne tik stebėjau visus tuos įvykius, bet aš jutau visų tų įvykių visą esmę. Ir aš supratau, kad mano gyvenime neigiamų dalykų buvo daugiau negu teigiamų. Ir tie neigiami dalykai turėjo labai didelę persvarą. Aš mačiau viską ir viską jaučiau objektyviai, kas įvyko mano gyvenime. Aš galėjau pajausti visas emocijas buvusias tą akimirką ir aš jaučiau ne tik savo emocijas, bet emocijas ir kitų žmonių dalyvavusių tose situacijose. Aš jaučiau jų jausmus ir jų nusivylimą. Ir tas procesas buvo kažkoks unikalus, kai aš galėjau iš karto pajausti visų emocijų visumą. Taigi tamsa dar labiau sutirštėjo ir man pasidarė baugu. Pradėjau jausti kažkokį negatyvų pražūties jausmą, kuris buvo labai neigiamas ir jis mane visą persmelkė. Visas šis negatyvumas bei tiršta tamsa tame sūkuryje manyje sukėlė vis didėjantį šiurpo jausmą. Aš pradėjau girdėti kažkokius neaiškius balsus bei garsus
bei neigiamos emocijos pilnai užpildė visą mano esybę. Man visą tai labai sunku papasakoti, nes man būnant gyvam, man neteko patirti nieko panašaus. Anapus visi jausmai yra žymiai stipresni ir mano siaubo jausmas bei negatyvūs pojūčiai pasidarė labai stiprus. Taip pat pradėjau jausti kažkokį nemalonų, mane visą persmelkintį kvapą. Aplink mane buvo vien negatyvumas, kokį jūs tik galite įsivaizduoti. Tačiau tuo pačiu pas mane nebuvo jausmo, kad man baisu dėl to, kas vyksta su manimi. Aš nenorėjau prašyti jokios pagalbos. Aš nieko nežinojau ir negalvojau apie Dievą. Ir jokių Biblijų anksčiau aš nebuvau skaitęs. Manyje nebuvo jokių minčių, kad aš dabar turiu prašytis pagalbos, kad mane kažkas išgelbėtų, nes mano gyvenimo principas buvo toks, kad aš visada pasitikėdavau savimi. Būnant tokioje būsenoje aš supratau, jog kadangi nesu gyvas, aš esu pats savo ir greičiausiai aš esu vienas, bei supratau, kad aš viską priimsiu, kas su manimi nutiks. Tuo pačiu noriu pasakyti, kad aš jaučiau, jog šalia manęs kažkas yra, tačiau aš negalėjau suvokti, kas tai buvo, ir to negaliu paaiškinti. Taip pat jaučiau, kad šalia manęs buvo daugybė nesuvokiamas skaičius kitų sielų, ir aš galėjau pajausti kiekvieną ten buvusią žmogaus sielą. Ir aš turėjau pilną suvokimą, kad yra priežastis, kodėl tos sielos buvo ten. Žinau, kad tos sielos jautė negatyvumą ir kai kurių sielų negatyvumas buvo žymiai stipresnis negu mano. Ir mane pradėjo traukti prie tų sielų, kadangi man atrodė, jog aš prie jų labai pritampu. Man buvo toks jausmas, jog man priklauso būti ten. Taip pat suvokiau dar vieną akivaizdų dalyką. Ten nebuvo jokio laiko, nebuvo jokio suvokimo, kad egzistuoja toks dalykas kaip laikas. Nebuvo jokio linijinio laiko, nei į priekį, nei atgal. Buvo toks įspūdis, jog buvau absoliučiame nulyje. Tai buvo visiška apačia, visiškas dugnas, nebuvo nei šviesos, nei šilumos. Buvo toks jausmas, kad esu pačioje šalčiausioje vietoje, kokia tik įmanoma. Ir visą tai aš jaučiau visą savo esybę. Tai buvo blogiau, negu jūs girdite pasakojant apie kažkokį pragarą. Asmeninė vidinė kančia buvo žymiai stipresnė negu tos visos baimės, apie kurias buvau girdėjęs. Ir tada pasakiau, aš esu čia ir man nėra ką pasakyti. Čia nėra jokio melo ir jokių išsisukinėjimų. Nieko negaliu papasakoti kitaip apie savo gyvenimą. Tiesiog yra, kaip yra. Ir nėra jokių pasiteisinimų. Aš padariau gyvenime viską, ką aš padariau. Taigi aš pilnai suvokiau, kad štai čia yra mano vieta, kurios nusipelniau. Aš nesiblaškiau ir nesišaukiau pagalbos. Tiesiog man atėjo pilnas suvokimas. Taip, dabar aš supratau, kas vyksta ir kodėl aš esu čia. Ir būtent tuo momentu virš manęs tiesiog sprogo šviesa. Aš niekada savo gyvenime nejaučiau tokios ypatingai stiprios meilės, kuris spinduliavo toje šviesoje. Tai buvo tyra, besąlygiška meilė. Šviesa buvo tokios spalvos ir tokio stiprumo, jog nei vienas žmogus tokio nėra matęs. Toji šviesa buvo gyva, ji buvo viskas, kas yra pozityvu. Ji buvo užjaučianti, gailestinga
Ir toje šviesoje aš pamačiau begalybę sielų. Ir matant šią visą didybę ir meilę, aš pasijutau nuolankus ir labai nusižeminęs. Ir tada šviesa su manimi pradėjo bendrauti. Ji pasakė, kad aš tikrai turėjau pasirinkimą. Tuo metu aš nelabai supratau, apie ką eina kalba. Aš negalėjau suprasti, nes manyje viduje vis dar buvo kančia ir baimė. Po to man nutiko dar vienas dalykas. Aš ten pajutau kažkokią emociją ar jausmą, kurio negalėjau suprasti iš karto. Man buvo bendras suvokimas, kad yra šviesa ir mes visada turime galimybę pasirinkti, ko mes norime – šviesą ar tamsą. Taigi yra žmonių pasirinkimas egzistuoti amžinybėje be šviesos, baimėje, ir tuo pačiu metu visiems yra aišku, kad yra kitas pasirinkimas – pasirinkti šviesą ir egzistuoti šviesoje. Ir anapus toje būtyje nebuvo jokių galimybių kažkaip apžaisti savo veiksmus, ar pasakyti ne taip, kaip buvo, ar kažką nuslėpti, ar kažkaip bandyti išsisukinėti. Ir šiai šviesai tiesiog pasakiau, jog aš viską mačiau, aš viską supratau, bet aš nesu vertas viso šito, kas yra čia. Ir tuo metu toji šviesa pasidarė dar stipresnė, dar ryškesnė, dar pilnesnė laimės. Ir toji šviesa apšvietė dar daugiau visos egzistencijos. Ir visa tai mane šokiravo dar labiau, kad aš galėjau pamatyti visą tą didybę. Šviesa vėl man pasakė, taip, pas tave yra pasirinkimas. Stovėdamas prieš tą šviesą pasakiau, jog aš viską suprantu ir aš esu čia ir mes čia susitikome dėl kažkokios priežasties. Tada pasakiau, kad aš negaliu ryžtis, negaliu padaryti jokio sprendimo, kadangi žinau, kas aš esu. Ir tada šviesa man pasakė pažiūrėti į kairę. Aš pažvelgiau į kairę ir ten buvo maža nuostabi mergaitė gražioje žalioje pievoje. Aš galėjau pamatyti kiekvieną žolės stiebelį, kiekvieną atspalvį. Toji žolė buvo pilna gyvybės ir judėjo. Stovėdama toje pievoje, mergaitė man mojavo ir kvietė mane įžengti į tą šviesą pievoje. Ir ta mintis, kad reiktų įžengti į šviesą, manyje tiesiog sukėlė siaubą. Aš negalėjau šito suprasti ir taip pat negalėjau suvokti, kodėl visa tai man rodoma. Tai mergaitei buvo 3 ar 4 metukai ir ji mane kvietė į tą šviesą, bet nesupratau kodėl. Žiūrėjau į ją ir galvojau, ji tokia dangiškai nuostabi, ji tokia ideali. Ir jai pasakiau, aš nesu nusipelnęs šviesos. Bet jos mintys tiesiog liejosi į mane ir ji tarė, ne, tiesiog įženk į šviesą. Ši galimybė tau yra reikalinga tavo gyvenime. Aš pažvelgiau į ją ir taip pat galėjau pajausti šviesą virš savęs ir pagalvojau, gerai. Ir aš įžengiau į tą šviesą. Ir būtent tuo momentu aš akimirksniu atsidūriau savo kūne ir staigiai atsisėdau lovoje. Aš iš visų jėgų šaukiau, kad jaučiu Dievą. Mano žmona išsigandusi pašoko iš lovos ir vėliau ji papasakojo, jog aš buvau visiškai pilkas, jog mane visą pylė šaltas prakaitas ir mano visas kūnas buvo sustingęs. Tuo metu aš visiškai negalėjau suprasti, kas man nutiko. Tiesiog iškritau iš lovos ir pradėjau šliaužti. Žmona norėjo sekti paskui mane, bet aš pradėjau šaukti, kad ji pasišalintų, ir ji tada sustojo.
Suprantu, kad tuo metu aš nebuvau labai geras žmogus ir ji tiesiog nenorėjo su manimi ginčytis. Ir suprantama, ji nežinojo, kas su manimi ką tik nutiko. Aš buvau siaubingai ištroškęs ir labai norėjau gerti. Nušliaužiau į kitą kambarį, kur stovėjo butelis su vandeniu. Pasiekiau jį ir ėmiau godžiai gerti vandenį. Vanduo liejosi pro kraštus, visos grindys buvo šlapios. Aš tiesiog gulėjau ant šlapių grindų visą likusią naktį ir girdėjau, kai žmona išėjo į darbą. Vėliau ji paskambinusi paprašė mane nueiti pas gydytoją ir aš sutikau. Aš prisimenu, jog anapus į mane tarsi įdėjo informaciją. Buvo toks įspūdis, jog mano indas buvo tuščias ir kažkas jį pilnai pripildė. Ir nuo to momento aš pradėjau labai daug skaityti. Pradėjau domėtis žmonija. Manyje išsivystė empatija bei užuojauta, kurių anksčiau mano gyvenime niekada nebuvo. Aš išmokau bendrauti su tuo, ką mes vadiname Dievu. Ir mano galvoje nuolat sukosi vienas klausimas. Ar tu žinai, kasgi buvo toji mergaitė? Tu ją žinai, tu tikrai žinai, kas ji yra. Ir tas balsas sukosi mano galvoje nuolat, dieną ir naktį. Daug mėnesių praėjo, tačiau aš niekaip negalėjau suprasti, kasgi buvo toji mergaitė. Mano gyvenimas pasikeitė kardinaliai. Ir manyje, ir pas mus visus yra poreikis apsivalyti nuo tų visų dalykų, kuriuos mes padarėme savo gyvenime. Taigi man dabar nėra gėda visiems pasakyti, kas aš buvau iš tikrųjų. Aš buvau vagis, buvau svetimautojas. Buvo toks atvejis iki mano išgyventos priešmirtinės patirties, kai mano žmona norėjo padaryti abortą ir aš nepaveikiau jos sprendimo, taigi ji atsisakė vaiko. Dabar aš suprantu, kad žmogaus siela yra amžina. Ir toji mano matyta mergaitė anapus ir buvo tas vaikas, kurį mes galėjome turėti. Todėl noriu jums pasakyti, jog netgi tie negimę vaikai, jie egzistuoja. Jiems yra gera anapus ir jie gyvena tobuloje būtyje. Mes visi turime suprasti, kad yra kažkas žymiai didesnio ir didingo už mūsų suvokimo ribų ir būtis anapus iš tikrųjų yra reali. Žmonės dažnai tuo netiki ir jie iš to tyčiojasi. Jie nepasitiki, bet aš jums pasakysiu, jog visi tie žmonės išgyvenę priešmirtinę patirtį, jie visada pasakys, jog tai buvo realu. Taigi tas įvykis mane labai stipriai iš esmės pakeitė ir aš žinau, jog be šio įvykio aš pats niekada nebūčiau pasikeitęs. Aš išmokau atleisti sau ir kitiems, bei išmokau mylėti kitus bei dalintis su kitais.